Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Čia turbūt kaip tai pasakėčiai, geriau neturėti 100 eurų, o turėti 100 draugų. Taip ir mums šį kartą pavyko, kuomet mes keliaujame į Suomiją ir prie Parno miesto Estijoje, būtent truputį šiauriau Parno, link Talino yra automuziejus. Čia yra vietinio verslininko, Esto Peter Kali, būtent įkurtas muziejus. Jame aš lankiausi maždaug prieš kokius 4-5 metus ir dabar, žinoma, negalėjau nepravažiuoti būtent šio muziejaus, bet susiskambinau su Peteriu, jis labai apgailestavo, pasakė, kad sezonas baigėsi, nedirbame, bet kadangi važiuoja iš tiesų svečiai iš Lietuvos ir mes iš tiesų labai domimės tą techniką istorinę, tai Peteris iš tiesų padarė mums išimtį ir mes apsilankėme. Ką čia galima pamatyti? Iš esmės, čia iš tiesų galima pamatyti daugiau sovietinės technikos, yra labai nedaug vakarietiškos technikos, tačiau jinai yra, kas labai įdomu, labai geram stovi, ta prasme, restauravimo prasme. Peteris labai domisi sovietinė technika, būtent žiguliais, maskvyčiais ir čia jūs tikrai galite pamatyti, mes tai nuotraukas parodysime, būtent labai aukštos kokybės restauracinių darbų pavyzdžius. Taip, kad jeigu būsite Estijoje, muziejus randasi, tikrai nepravažiuosite, iš tolo jūs netgi galima pamatyti štai šitą autobusą stovinti, būtent kaip kelrodė žvaigždė, tai tikrai užsukite, pamatysite, wow, labai gražius eksponatus. Peteri, ačiū už suteiktą galimybę, o visi kiti istorinės technikos gerbėjai, prašome, užsukite, pamatysite, pasižiūrėsite, čia yra ir mini parduotuvėlė, galima ir suvenyrų įsigyti. Mes pabandysime keletą nuotraukų jums įmesti bendram suvokimui, bendram vaizdui, kas šiandien yra. O iš tiesų tai labai šaunu. Beje, noriu priminti, kad 23 metų lapkričio pradžiai, kur mes dabar ir esame, būtent lapkričio 2 dieną, Estijoje prisiskaičiuoja arti 38 tokio ir panašaus tipo istorinės transporto technikos muziejų. Kaip žinia, pas mus Lietuvoje mes priskaičiuojame 19. Šalis didesnė, transporto atrodo daugiau, tačiau mes dvigubai mažiau turime tokių ir panašiai lankytinų vietų. Reikia susimastyti, bet nieko, kuriame ir toliau judame. Ačiū uždėmesi, iki susimatymo.